Žurnalistika turbūt visą laiką yra apie tai, kad mes turim tą įvairovę išlaikyti tarp teisingų kabutėse žmonių, tarp klystančių žmonių, neleidžiant nei vieniem iš jų dominuoti. Evoliucijos eigoje turbūt taip išsivystė, nes žmogus galėjo persekioti grobį iki visiško grobio išsekimo. Tai yra unikali tarp žinduolių savybė. Maždaug 30% visų žemės ūkio plotų žemėje netinka apskritai auginti jokius augalus. Juose ganosi gyvuliai, kurie puikiai įsisavina žolę, tiksliau žolėje esančią celiuliozę ir paverčia ją labai vertingais baltymais mūsų maistui. Nei vienas žmogus nenori jaustis išdurtas. Ir kai tu esi skaitmeninės rinkodaros specialistas arba ilgą metą dirbi su tuo, tu iš tikrųjų aiškiai gali matyti, kad tie biudžetai tam tikrų organizacijų yra nelygiomis teisėmis leidžiami ir iš tikrųjų ten yra 4-ženklės sumos, naudojami tam tikri jausminiai trigeriai, kas iškreipia visą tą informaciją ir dauguma visuomenės arba didžioji dalis visuomenės iš tikrųjų jie negali atsirinkti teisingos informacijos, tos kokybiškos informacijos.